kaip teisingai jau mes išgirdome ir turbūt perskaitėte, šiandien mūsų tema yra Aš neabejingas ir pasirodo šita tema, kaip ir praktiškai bet kuri tema, Veduose yra išnagrinėta mūsų pačių labui. Mūsų pačių labui tam, kad, kaip jūs žinote, šventraštis yra skirtas tam, kad perspėti mus apie gyvenimo sunkumus ir pamokyti, kaip juos įveikti arba kaip jų išvengti. Ir dažniausiai sunkumų išvengti labai sunku arba neįmanoma, dėl to reikia žinoti mums, kaip su jais apsieiti, kaip juos įveikti. Tai šiandien mes ir pakalbėsime apie vieną iš sunkumų, kuris vadinasi rutina ir kasdienybė. Kai ne tai, kas pats brangiausia, tampa atrodytų įprasta. Ir važinėdamas po pasaulį, aš gaunu iš žmonių iš įvairiausių šalių laiškų, kur tankiai skundžiamasi, kad net stojus į savęs pažinimo dvasinį kelią, po kurio laiko visą tai tampa kaip kasdienybė ir rutina. Dėl to šiandien mes paskaitysime, ką mums šventraštis sako, kad nenureikšmintumėm svarbiausių gyvenime dalykų ir kad nesureikšmintumėm nesvarbiausių gyvenime dalykų. Nes tankiai smulkias problemėlės, smulkius nesklandumus mes pervertiname ir gaunasi taip, kad baimės akys didelis. Tai, ko nežinom, arba tai, kas mano juslėm, mano protui skaudu, atrodo, kad tai yra visatos mastelio tragedija. Nors tai viso labo yra gal menkutis negalavimas. O svarbus dalykai mūsų gyvenime, kurie yra tikrai fundamentiniai ir tikrai esminiai, mes juos ignoruojame, nekreipiame dėmesio ir kadangi apleidžiame svarbę savo gyvenimo sferą arba sudėtinę dalį, galų gale tenka labai skaudžiai nukentėti. Dėl to vienas posmas iš vienos istorijos, kadangi Bhagavatų Purana, Šrimad Bhagavatam, yra nuostabi pamokymų knyga, kuri yra gana apimtinga, 18 tūkstančių posmų. Ir tas kiekis neturėtų mūsų gąsdinti, nes tai labai įdomios, angažuojančios istorijos. Labai įdomios, angažuojančios istorijos. Kas iš jūsų namie turi seriją šitų knygų? Šrimad Bhagavatam. Namie. Taip? Kas neturi? Ar jūs čia turite pardavimą šitų knygų? Taip? Tai va gal Egidijui parodysite, jis jas kaip nors išreklamuos, prezentuos, marketinguos, pristatys, tam, kad tie, kas neturi, pradėtumėt skaityti, nes aš nežinau, ar pasaulyje yra daug knygų, greičiausiai nedaug arba visai, kurios aprašytų istorijas milijonų metų senumo ir dar senesnės. Vien tam, kad mes įsitikintumėm, kad istorija kartojasi. Kaip ir šiandien. Graži pavasarinė diena. Bet šį pavasarį Klaipėdoj bus dar daug gražių pavasarinių dienų. Ir galbūt net gražesnių, kai pradės sprogti medžiai, žydėti. Bet visą tai kartojasi, praeitą pavasarį buvo tas pats. Galbūt vėliau, galbūt anksčiau, bet vis tiek sprogo medžiai, žydėjo, viskas. Pavasarį dar prieš tai irgi buvo tas pats. Dar kelis pavasaris prieš tai irgi buvo tas pats. 100 metų atgal buvo pavasaris. 1000 metų atgal buvo pavasaris. Dėl to ir mūsų visata pasaulis lygiai taip pat cikliškai funkcionuoja. Lygiai kaip pavasaris sunaikinamas, pavasario rezultatai sunaikinami rudenį. Nes yra derliaus metas ir nuimamas derlius. Dėl to pavasario
žiedų, vasaros vaisių, rudens derliaus metas, baigėsi žiema. Ir ciklas vėl iš naujo. Taip ir pasaulis, taip ir žmogaus gyvenimas. Vaikystė, žmogaus pavasaris. Jaunystė, žmogaus vasara. Ir dabar aš jau gyvenu derliaus nuėmimo amžių savo, kai reikia suprasti kažką, ką gyvenime patyriau. Pamačiau, paragavau, prisiliečiau, užuodžiau, išgirdau. Tai dėl to vyresnio amžiaus žmonės jau mes gyvename derliaus amžių. Taip? Kai laikas naudotis savo gyvenimo sunokintais vaisiais. Bet ateis žiema ir bus laikas palikti kūną ir pagal reinkarnacijos atgimimo dėsnį vėl teks gimti. Mes matome čia jaunųjų klausytojų, kurie tik pradeda savo gyvenimą, taip raudonai žandukais, taip tik pradeda savo gyvenimą ir jam dar viskas prieš akis, o daugeliu mūsų atveju jau viskas už nugarį. Tai va dėl to ir šitos knygos Bhagavata Purana irgi aprašo ciklą, kuris netelpa į mūsų pasaulietinės patirties rėmus. Aprašo ciklus milijonų metų ciklus, kur jau mūsų atmintis ir mūsų varganas keliasdešimties metų gyvenimėlis neprepė to. Bet juk labai įdomu žinot, kas buvo prieš milijonus metų. Ir mes sužinome, kad ogi buvo tas pats. Kai praeitą pavasarį buvo žiedai, už praeitą pavasarį buvo žiedai, žiedai kiekvieną pavasarį, taip ir su šituo pasauliu. Jo ciklas gana didžiulis ir vien dėl to, kad mes neišgyvename pasaulio kūrimo nuo pradžios iki galo, nereiškia, kad pasaulis amžinas. Visai ne. Dėl to šitose knygose mes randame istorijų, gausybę įvairiausių istorijų. Istorijų paprastų žmonių, istorijų karalių, istorijų imperatorių ir istorijų neįsivaizduojamų imperatorių. Tokio mastelio, kur mūsų vaizduotė net nepasiekia. Ir randame istorijų, biblinių istorijų, kur viešpats Adomui ir Ievai sako, gyvenkite jūs pas mane dvasiniai karalystėje. Gyvenkite čia pas mane rojuje. Ir naudokitės viskuo, išskyrus nelieskite šito obuolio. Ir pirmoji pamoka, kurią gauna žmogus, kad saldžiausias vaisius tas, kuris uždraustas. Taip? Ir dar jeigu gyvatė pašnibžda į ausį, o žinot, kodėl jums dievulis neleido to obuolio valgyti? Nes jį paragavę patys tapsite Dievu. Nu ir be abejo, antroji pamoka, kurią žmogus išmoksta, yra pavydo pamoka. Ir taip šventraštis rašo, kad visi mes atsižadam, atsiribojam nuo Dievo vien iš pavydo jam. Jisai kontroliuotojas, jisai besitenkinantysis arba tas, kuris gauna daugiausiai džiaugsmo. Ir pirmas klausimas žmogui, kodėl ne aš, kodėl jis? O dar pavydo gyvatė pašnibžda į ausį, kad ją kur gyvatė? Kad ir aš noriu būti Dievu, nu tai ir atsiduriam čia šiam pasauly ir bandom realizuoti savo dieviškas pretenzijas. Dieviškas, aišku, kabutėse. Dieviškas pretenzijas. Nu ir su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Tai vat visas šitas istorijos yra labai pamokančios, kad šiam pasaulyje viskas yra pagal tą įprastą liaudišką patarlę. Trukti už vadžių, vėl iš pradžių. Pasibaigia pavasaris, bet ir vėl pavasaris. Pasibaigia gyvenimas, naujas gyvenimas prasideda.
Ir bėda, jeigu mes nepasimokome iš savo klaidų. Iš tikrųjų, pati blogiausia situacija, kai nesimokom iš savo klaidų. Šiek tiek geresnė situacija, kai pasimokom iš savo klaidų. Pati geriausia situacija, kai mokomės iš klaidų, kurias daro kiti. Tokiu būdu išsaugom savo kailį sveikesnį. Nes bet kokios klaidos atsiliepia mūsų kailiui. Finansiniam, fiziniam, emociniam ir taip toliau. Tai protingiausia yra mokytis iš kitų klaidų. Bet reikia stebėti pasaulį ir reikia įžvalgaus proto ir intelekto. Ir šiandieninis mūsų posmas, šiandieninė mūsų tema šiek tiek irgi su tuo susijusi. Ką daryti, kad žiūrėdamas matyčiau. Nes dabar tankiai paanalizavus šitą pasaulį, mes matome, kad žmonės žiūri, bet nemato. Kas ten žiūri į naujus vartus, dabar galvojo. Yra kažkoks gyvūnas, žiūri į naujus vartus ir kai pamato kažką gyvenime nenumatyto, negali prielaidos padaryti. Šitoki čia nebuvo vakar. Taip, šitos kliūties gyvenime nebuvo, jinai atsirado iš kur. Ir pradedam ieškoti kaltų. Tai dėl to. Mūsų šiandieninė tema ir yra apie tai, kad aš neabejingas ir turiu būti neabejingas tam, kas yra svarbiausia gyvenime. O šventraštis mums ir sako, kad tavo dvasinės pareigos yra pirmiausios svarbos dalykas. Visos kitos pareigos išplaukia iš to. Ir kasgi yra tos mūsų dvasinės pareigos, jeigu ne savo tikrosios dvasinės tapatybės supratimas ir įsisąmoninimas. Kasgi yra tos pirminės pareigos, jeigu ne pareiga pamaitinti sielą, patenkinti sielos poreikius. Kūno poreikius šiaip taip, vienaip kitaip stengiamės patenkinti. Ir tankiausiai perpatenkiname. Viršijame savo kūniškus poreikius. Jutiminius poreikius irgi dažniausiai viršijam, nes su saiku dažniausiai nedraugaujam. Ir su visom iš to išplaukiančiom šalutinio poveikio pasekmėmis. Dėl to, aš neabejingas visų pirma savo tikrai tapatybei, aš esu siela. Aš neabejingas savo pirminiam pareigom, tai visų pirma patenkinti sielos poreikį. Ir aš neabejingas pirmiausiam ir svarbiausiam sielos poreikiui meiliai. Ir aš neabejingas meilės objektui, šaltiniui meilės, dievuliui. Taip, visi mes verkiam ieškodami meilės. Vieni išdrįstame, o kiti jau saugame ir nebeišdrįstame. Verkt. O iš tikrųjų visi turėtumėm ašaroti. Taip šventraštis sako, visi turėtumėm iš meilės ašaroti. Taip. Ir aš nebejingas santykiam su aukščiausiu, santykiam, kuris yra visako šaltinis. Taigi tai yra pirminis dalykas, svarbiausias dalykas kiekvieno sąmoningo žmogaus gyvenime. Ir tai nėra vienuoliškas gyvenimo būdas, tai nėra kažkas nepasiekiamo, neįsivaizduojamo, nesuprantamo. Visas tai yra labai praktiška. Ir šventraštis mus to moko. Kaip gyventi savo įprastą, klaipėdietišką, lietuvišką, šeimyninį, profesinį gyvenimą prasmingai. Su trečiuoju išmatavimu, dvasiniu. Taigi, mes šiandien ir paskaitysime, ką reikia daryti praktiškai.
Nes jūs galbūt klausotės ir galvojat, štai čia elektros suka malą. Ką jis nori pasakyti? Apie ką jis čia šneka? Tai aš šneku apie labai praktinius dalykus, kuriuos mes jums ir paskaitysim iš šitos nuostabios knygos. Taip, iš vienos istorijos, kuri labai gražiai mums atskleidžia, kągi daryti. Turiu dar vieną klausimą. Šiandien turim svečią, Egidijus Bakas, kuris yra pirmojo vedinio spektaklio Lietuvoje režisierius. Ir kas iš jūsų girdėjote apie karaliaus Purandžinos gyvenimo istorijos spektaklį? Kas iš jūsų matėte? Puiku, netgi mačiusi yra. Labai džiugu. Dėl to balandžio 27 dieną, trečioji premjera, antroji šiais metais, trečioji premjera iš viso, balandžio 27 dieną Vilniuje, Rusų dramos teatre, visus kviečiame. Kas norite, kas galite, paaukoti 3 valandas kelionės į priekį. Kiek spektaklis trunka? Porą valandų? Valandą 15 minučių. 1,5 valandos. Su pertrauka, kurios nėra, taip? Ir dar 3 valandas kelionės atgal. Aplankykit savo giminės, draugus, pažįstamus, ką nors. Ir jeigu galite, apsilankykite šitam spektaklį arba pareklamuokite jį savo draugams pažįstamiems. Rusų dramos teatre, balandžio 27 dieną, Vilniuje. Vedinis spektaklis. Pirmasis Lietuvos istorijoje vedinis spektaklis. Ką reiškia? Būtent Bhagavatam pagrindu, vienos istorijos pagrindu sukurta istorija arba sielos sielos kelias per pasaulį. Taip. Kitaip sakant, pasižiūrėti į savo gyvenimą ant scenos. Ir tai dažniausiai padeda mums išmokti kelias pamokas. Nes mūsų ateitis konkrečiai apibrėžta, nubrėžta ir viskas įforminta. Tik tai mes apgauti savo klaidingo ego galvom, kad mūsų gyvenimas unikalus. Unikalaus nieko, mirsime visi. Bet kad šį gyvenimą įprasmintumėm, reikia jam pridėti pridėtinę vertę. Trečią išmatavimą. Dvasingumą. Gali pirmą eilę. Tai va, ir šiandien mes tęsime mūsų turą po Lietuvą, iš tikrųjų net ne po Lietuvą, nes jau rytoj aš Kaliningrade, dar už kelių dienų Latvijos turas laukia, Estijos turas laukia, Suomijos turas laukia, su ta pačia tema. Aš nebejingas. Su ta pačia tema, nes šita tema yra ne Lietuvos tema, jinai yra visatos tema. Ir šitie šventraščiai yra skirti ne Indijai, ne Lietuvai ir net ne Žemės gyventojams. Visoj visatoj šitos temos yra aktualios, nes jos universalios, nes nepriklausomai nuo kūno formos, nepriklausomai nuo planetos, nepriklausomai nuo išsilavinimo, rojaus ar pragaro, šitos temos yra aktualios, nes lygiai kaip siela yra nepriklausoma nuo laiko, vietos ir aplinkybių, taip ir šitie šventraščiai yra pilnai transcendentiški. Ir nors jie parašyti suprantama kalba, apie suprantamus dalykus, bet jie atskleidžia didžiąją paslaptį. Dar vieną pasakotoją auga, taip? Taip. Mano gyvenime buvo priešingai. Aš iki 20 kelių metų buvau tylenis, žodžių neištardavau, dėl to man ir mokykloje nelabai sekėsi. Nes ką manęs be paklausdavo, vienas atsakymas visada būdavo, viskas gerai. Mokytojams be abejo tokio atsakymo neužtekdavo, dėl to manęs per daug gerais pažymiais neapdovanodavo, bet gavosi taip, kad
antroje gyvenimo pusėje daugiau nieko nedarau, kaip tik tai šneku. Taip jau gyvenimas būna pasijuokia iš mūsų. Tai va, šita konkreti istorija kelių milijonų metų senumo, kur viešpats atėjęs eilinį kartą į šį pasaulį, vienos iš savo avatarų formoje, taip, nes vienas iš didesnių pasimetimų, nesusipratimų žmonijos istorijoje, kuriuo Dievu tikėti. Ir dabar mes įsitikinę, kad Jėzus Kristus mūsų Dievas ir jis yra toks. Bet ne tik tai. Nes kiekvienam istoriniam etape viešpats ateina viename ar kitame įsikūnyme, tam, kad duoti mums vieną arba kitą pamoką. Ir apie įsikūnymą avatarą, kurį kalba šitą istoriją, Kardama Kapila Deva, ir pasakoja byloja istoriją, kaip viešpats atėjo tam, kad savo motiną išgelbėti iš šio pasaulio sąlygautumo, perteiktų mums mokslą apie meilės pasiaukojimo tarnystės prasmę. Ir kai jo mama paklausė viešpatės, ką man daryti, jisai pasakė jai, išdėstė mokslą santykių su dievuliu, su viešpačiu. Ir mes matome, kad nes Šrimad Bhagavatam yra 12 giesmių, 9 iš kurių jau lietuviškai ir išverstos, tai nebedaug liko jau mums iki pabaigos išleisti likusias knygas, bet beveik kiekvienoj istorijoje matydami skirtingas aplinkybės. Istorinės aplinkybės, socialinės aplinkybės, finansinės aplinkybės. Matome, kad pamokymai universalūs. Ir tuo šita knyga unikali, kad praktiškai aprašo beveik visas įmanomas aplinkybės ir situacijas, kokios gali iškilti šitam materialiam pasaulyje, bet matome, kad nepriklausomai nuo įvairiausių aplinkybių, tiesa išlieka ta pati. Dėl to, ir šiandieninė tema skaitydamas šitas knygas, aš jau esu perskaitęs kelis sykius gyvenime ir pabaigęs aš vėl iš naujo skaitau su naujom įžvalgom, nauja patirtimi. Ir ta pati knyga vėl bendrauja su manim, vėl naujai, dar giliau. Ir kas nuo karto vis atsiveria, tai viena istorija, tai kita, tai vienas posmas, tai kitas. Ir dėl to šiandien šį kartą šiam turui pasirinkau šitą posmą, kuris man pasirodė labai aktualus, nes sprendžiant, kaip jau minėjau, iš laiškų, kuriuos aš gaunu, matau, kad žmonėms šita tema arba problema yra labai aktuali. Kaip išlaikyti savo dvasinę praktiką arba savo dvasinį žvalumą sąmoningam lygiai ir kad visa tai neperauktų kad rutina mano gyvenime, būtis mano gyvenime nepaimtų viršaus. Taigi, istorija, kur Kapila Deva, viena iš viešpaties įsikūnimų, inkarnacijų, avatarų, atėjusių vienam istoriniam etape, vėl mūsų apdovanojo įžvalgomis, dvasinėmis įžvalgomis, kurios yra labai praktiškos ir kurios išlieka svarbios nepriklausomai nuo laiko, vietos ir aplinkybių. Taigi žiūrėkite. Pats posmas iš 3 giesmės Šrimad Bhagavatam, 29 skyriaus, kuris ir kalba, kad vadinasi, kaip viešpats Kapila Deva paaiškino pasiaukojimo tarnystės prasmę, 19 posme jisai sako:
Mat dharmano gunair etai parisam shuddha ashayah kurushasyan sabyeti shrutamatra gunam himam. Ir jisai sako, kas įgijo transcendentinės charakterio savybės ir tokiu būdu iki galo išgrynino savo sąmonę, išgirdęs mano vardą ir žodžius šlovinančius mano transcendentinės ypatybės, negali likti abejingas. Kitaip sakant, ką jisai čia sako? Jisai sako, kad tas, kuris rūpinasi savo vidinio pasaulio higieną, tas, kuris rūpinasi ne vien tik tai savo kūno higieną, kasdien maudydamasis, skalbdamas rūbus, išsivalydamas dantis, liežuvį, kas iš jūsų naudoja ajurvedinę higieną ir kasdien valo liežuvį. Turiu pasakyti, kad Palangoj daugiau tai daro. Dėl to viena iš kūno higienos dalykų yra kas rytą ir liežuvį savo valyti, ne tik dantukus. Taip. Ir aš nežinau, šitam centre mes turime liežuvio valiklių, ar turime? Neturime. Kada nors turėsim. Bet Klaipėdoje kažkur galime įsigyti. Negalit patart, kur? Dabar būtų vaistinėse, mačiau tokių liežuvų. Vaistinėse net, jau vaistinėse. Atsiranda tokie kaip kitokios formos. Euro vaistinė? Nežinau, kaip, bet esu matęs. Sveikuose produktuose. Sveikuose produktuose galima, bet net vaistinėse galima rasti jau liežuvio valiklių. Ir visa tai yra vediniai higienos principai. Tai va. Tai daugmaž kūno higieną mes pasirūpiname. Kaip mokam, kaip suprantam. Bet pasirodo, Vaidai, ar žinai, ar yra Klaipėdoj pirkti liežuvio valiklių? Yra tikrai kažkur. Adreso nežinai. Sveikoliškų, kažkur jau kabelį tikrai matome. Va. Taigi, bet kūno higieną galim pasirūpinti, bet pasirodo, kad rytinės pareigos mūsų vien tuo neužsibaigia. Kad mes turime pasirūpinti savo intelektinę higieną ir emocinę higieną. Kad ne tik tai skalbti savo rūbus reikia, ne tik tai kūną savo prausti, bet mes turime išprausti kiekvieną rytą savo protą ir intelektą. Ir Vedos mums sako, kaip tai daryti. Ir mes paskaitysime apie tai, kaip tai daryti, bet svarbiausia, kad šiandien viešpats šitame posme kalba, kad savo išornės ir vidinės švaros pasekmė yra tokia, kad jūs išgryninate savo sąmonę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs savyje atrandate lobius resursų, kurių net neįtarėte turėję. Vienas iš kurių – jūsų akis. Ir paskaitos pradžioje aš pasakiau, kad mes galvojam, kad žiūrim ir matom, bet jeigu paklausti po paskaitos, ką jūs matėt, aš nežinau, kiek čia jūsų yra 20-30 žmonių, 30 nuomonių gautumėm, ką jūs matėt. Visi žiūrėjot, visi matėt, ir jeigu paklausti po paskaitos, ką matėt ant altoriaus, koks lektorius, kokio amžiaus, tai turbūt gautumėm diapazoną nuo kiek? Nuo 20 iki 120 metų. Vieniem galbūt aš pasirodyčiau labai jaunas, kitiem galbūt labai senas, bet gautumėm labai didelį nuomonių diapazoną. Bet žmogus, kuris išgrynina savo sąmonę, ir aš jums papasakosiu kaip, jam atsiveria gilesnis matymas. Tas matymas šventraštėje vadinamas šastračakšu. Matyti pasaulį žinojimo akimis. Ne vien fizinėmis akimis. Nes fizinės akis mums sako, kad... Ką jos gali sakyti? Mums jas rodo tik paviršių. Aš kartais duodu pavyzdį, sakau, pasižiūrėję, pasakykit, iš kokios medžiagos, iš kokių siūlų mano megztinis. Ir irgi gaunu nuomonių vaivorykštę. Sakau, palieskite ir pažiūrėkit, iš ko padarytas mano megztinis. Irgi gaunu nuomonių vaivorykštę. Bet tiesa yra viena. Nuomonių gali būti daug,
bet tiesa yra viena. Dėl to, pažindami absoliučią tiesą, tokią kaip ją išdėstė Viešpats, mes po truputį gyvenime pradedam matyti esmę. Ką tai reiškia? Mes tampame tikrais jogais. Ką tai reiškia? Mes sugebame paaukoti žinojimo ugnyje savo nuomonę. Ką tai reiškia? Savo nuomonės nebesureikšminame. Nes šventraštis rašo, tas, kuris sureikšmina savo subjektyvę nuomonę, yra neišmanėlis numeris 1. Tas, kuris sureikšmina savo nuomonę, nes mes matome, kad ir šeimoje buitiniai ginčai pagrinde remasi, aš žinau, aš sakau, taip yra. Bet kita mūsų šeimos pusė lygiai tą patį teigia, bet nuomonės nesutampa. Konfliktas garantuotas. Bet eidami dvasinio pažinimo keliu, mes paaukojom savo subjektyvę nuomonę, nežinom, kad jinai paremta tik tai jutiminė patirtim, juslėm, kurios yra labai grubus, primityvus pažinimo instrumentas. Labai prastas pažinimo instrumentas yra mūsų juslas. Dėl to gyvenimišką patirtį savo neturėtumėm labai sureikšminti, nes taip iš tikrųjų nėra jau tokia labai reikšminga. Žymiai svarbiau yra, ką Viešpats sako šventraščio puslapiuose. Ir jisai sako, tas, kuris rūpinasi ne tik tai savo fizinę higieną, bet ir emocinę ir intelektinę, jis išgrynina savo sąmonę. Išgryninto sąmonę žmogus, jisai ne tik tai klauso, bet ir girdi. Jis ne tik tai žiūri, bet ir mato. Jis ne tik tai mato ir girdi, bet ir supranta. Kodėl? Nes veikia dar vienas labai svarbus resursas, kuris vadinasi intelektas. Intelekto labai vienas svarbus iš resursų yra sugebėjimas virškinti informaciją. Mes negalvokite, kad turime tik tai vieną skrandį. Skrandis, jis virškina maistą. Bet intelektas virškina ką? Žinias. Intelektas virškina žinias. Ir lygiai taip pat, jeigu jūsų skrandis sustojęs arba persivalgęs ir nesugeba suvirškinti maisto, mes, kas atsitinka su mumis, kai nesugebam suvirškinti maisto? Apsinuodijam, taip, ir su laiku susirgam. Kaip jūs matot, kas atsitinka, kai mes nesugebam suvirškinti žinių ir informacijos? Apsinuodijam ir susirgam. Taip. Kaip vadinasi toks intelektinis susirgimas? Stogo? Tai, labai teisingai. Džiugu, kad jūs suprantat manęs pusę žodžių. Tai, važiuoja. Nes persisotinam informaciją, jos nesuprantam, jinai išskiria toksinus ir man važiuoja stogas. Nežinau, kas darosi, nesuprantu, kas vyksta, bet jaučiuosi tragiškai blogai. Tai va, principai tie patys, tik tai kam juos pritaikote. Galite pritaikyti fiziniam lygmenį, emociniam, intelektiniam. Dėl to, geriausias kūno valymosi, universaliausia geriausia kūno valymosi priemonė būtų ekatašas. Taip, pabadauti. Kaip išvalyti skrandį, aišku, galima važiuoti į ligoninę ir kad jį išplautų. Tai čia tokia ekstremali sąlyga, bet galima paprasčiausiai iškrovos dienas, kurios rezonuoja su visatos rekomendacijom ekadašą. Kas iš jūsų girdėjote apie ekadašį? Dar ne visi, reiškia nepakankamai dažnai lankotės čia. Taip, tai yra 11 diena po pilnaties ir jaunaties, kai pati visata šnibžda mums į ausį. Pabadauk.
2 dienas mėnesyje. Nieko ypatingo. Aišku, aš tikiu, jūs žiūrite mane ir galvojat, kad man kiekvieną dieną ekadašas, bet netiesa, aš irgi valgau ir beveik taip pat tankiai kaip ir jūs. Va, bet iškrovos dienos yra būtinos ir tai yra kūno higienos būtina sąlyga. 2 dienos mėnesyje, va aš kaip tik Vaidui ir padovanau kalendorių iš Indijos, kur sužymėtos ekadašų dienos. Kurią dieną konkrečiai reikia daryti iškrovos dieną. Pati visata jūs laimina ir sveikina. Kai jūs badaujat, kaip jums užeina ant... Taip? Tada patys rizikuojate pasiekmėmis. Bet kai badaujate tada, kai pats viešpats nurodė ir kai visata jūs laimina, jūs gaunate bent jau 2 naudą iš karto. Ne tik tai fizinę, bet ir emocinę. Taigi, labai lengva išsivalyti nuo toksinų kartais pabadaujant. Labai lengva išsivalyti savo emocinį protą, kartais atsiribojant nuo visų juslių objektų. Ir Vedos mums rekomenduoja kiekvieną dieną pradėti anksti ryte su susikaupimu, meditacija ar tai, kas jums yra suprantama, malda ar taip toliau. Kitas dalykas yra intelektinė higiena, kuri irgi yra reguliuoti savo informacijos vartojimo kiekius. Jeigu jūs nereglamentuojate savo suvalgymo maisto kiekio, tai jūs irgi apsargat su laiku. Kaip profesorė Vaištarienė, mano labai mėgiamas pavyzdys profesorė Vaištarienė, jinai sakydavo, jinai pirmoji dar tarybiniais laikais parašė knygutę apie vegetarizmą, išdrįso parašyti. Ir jinai sako, per paskaitas irgi sakydavo studentam, turiu vieną draugę, kuri valgo 1 kartą dienoj. Ryte pradeda, vakare baigia. Irgi saikingai valgo tik 1 kartą dienoj. Visą dieną. Nu tai galim suprasti, kuo tai baigėsi. Tai dėl to viskam turi būti saikas ir informacija lygiai taip pat. Dėl to, čia ir sakoma, kad kas įgijo transcendentinės savybės, arba tas, kas kultivuoja fizinę, emocinę ir intelektinę higieną, išgrynina savo sąmonę. Toksai žmogus, žiūrėdamas į tuos pačius dalykus kaip ir anksčiau, mato daugiau. Klausydamas, girdėdamas tuos pačius dalykus kaip ir anksčiau, išgirsta daugiau. Lygiai kaip žmogus jums pasako kokią frazę. Ir žmogus, praktikuojantis dvasinį kelią, kultivuojantis vedinę žinias, jisai išgirsta ne tik informaciją, kurią jam žmogus pasako, bet išgirsta ir emociją. Ir jis išgirsta, kokia iš 3 materialios gamtos gūnų šneka iš tikrųjų. Taip? Pavyzdžiui, žmogus sako, palik mane ramybėj, man jau viskas atsibodo. Suprantantis vedinę kultūrą žmogus supranta, kad tas žmogus yra neišmanime tamo gūnoje ir jisai yra tingus, letargiškas ir apatiškas. Žmogus, kuris yra labai motyvuotas materialiai ir jisai sako, jeigu man sumokėsi, aš padarysiu, reiškia, kad toksai žmogus yra aistros gūnai. O žmogus, kuris yra dorybėje, jisai visą laiką motyvuotas pareigos atlikimu, nepriklausomai nuo nieko. Nuo uždarbio, nuo pagyrimų, nieko. Jis motyvuotas atlikti savo pareigą. Dėl to žmogus, kuris išvalė savo sąmonę, jis mato daugiau, girdi daugiau, supranta daugiau. Lygiai kaip ir sveikas fiziškai žmogus. Jis bėga greičiau, fiziškai stipresnis, padaro daugiau, ištvermės pas jį daugiau. Taip, fiziškai. Taip ir žmogus, kurio sąmonė išgryninta, jisai mato daugiau, jisai, jo stresas nekliudo ir jisai supranta daugiau. Apie tai šitas posmas.
Koks rezultatas? Toksai švarus žmogus, švaria sąmonė, jam adekvatu ir aktualu ir brangu viskas, kas susijęs su amžinom tiesom, dvasingumu. Ir pirma raidė A ir reiškia aš esu siela. Dėl to ir sakoma, toks žmogus neabejingas šventraščiui, neabejingas šventam viešpaties vardui, taip, jis neabejingas. Abejingas žmogus, tas, kuris yra neišmanime, tas, kuris negali sureikšminti to, kas gyvenime yra labai svarbu. Tai dėl to, dar kartą šitas posmas sako, kad neabejingas žmogus yra švarus žmogus. Yra grinos, švarios sąmonės žmogus. Žmogus, kuris rūpinasi ne tik savo kūnišką fizinę higieną, bet ir emocinę ir intelektinę. Lygiai kaip yra priemonės fiziniai higienai, nežinau, muilai, šampūnai, liežuvio valikliai, lygiai taip pat yra priemonės emociniai higienai. Ir va šiandien kaip tik programa ir prasidėjo, kaip Vaidas mums padainavo Badžinų skirtaną, tai yra viena iš efektyviausių emocinės higienos priemonių, kur mes ją turėtumėm naudoti ir ryte, ir vakare, pradėdami dieną ir baigdami dieną. Ir yra intelektinės higienos priemonės, kurias dabar naudojam aš su jomis. Ką mes darom? Fiziškai nieko nedarom. Emocionaliai mes irgi gana palyginus norime balansuoti, bet įjungia savo intelektinius skrandžius. Klausome ir stengiame suprasti, suvirškinti. Kągi čia šiandien mums vakare būria. Taigi, kaip tai pats viešpats įformina posmą. Jisai sako, toksai žmogus turėtų stengtis klausytis pokalbių dvasiniais klausimais. Vakar mes Palangoje turėjom lentą ir mes surašėme portalus, kuriuose galima kasdien įsijungti paskaitų transliacijas. Iš Vilniaus šventyklos, iš Kauno šventyklos, bent jau 2 vietų. Tai, ką jau kalbėti apie rusų portalus, angliškus portalus, iš Indijos transliacijas galime klausyti. Kitaip sakant, pasirinkimas šiais laikais yra didžiulis. Dieną pradėti išklausius paskaitą, kurių kasdien labai daug transliacijų vyksta. Galime įrašus atsisiųsti ir klausytis mums patogiu laiku. Bet čia sakoma, reikėtų stengtis. Ką tai reiškia? Pastangos reiškia tai auka. Pastangos reiškia aukos atnašavimas. Viskas, kas reikalauja ir kur aš dedu pastangas dorybėje, visą tai viešpats priima kaip mūsų auka. Pats viešpats Krišna Bhagavad Gitoje sako, najam lokostėje giese, kutonė kurusatama, negalima būti laimingu, neatnašaujant aukos. Gyvenime nerealu, neįmanoma, neapgausi pasaulio dėsnių gamtos, būti laimingu, neatnašaujant aukos. Ir ką tai reiškia? Pastanga. Ir kokias ir kur pastangas dėti, pats viešpats sako, reikia stengtis kasdien klausyti pokalbių dvasiniais klausimais. Kas tai yra? Kur aptariamos temos, sielos temos, viešpaties temos, santykių sielos, aukščiausia siela temos. Štai yra pokalbiai dvasinio tema. Ir antras dalykas, kurį viešpats Kapila sako, savo laiką skirti šventojo viešpaties vardo kartojimui. Tai, ką mes ir girdėjome. Taip? Tai yra higienos, kasdieninis higienos klausimas. Kasdieninis higienos klausimas.
Lygiai kaip mes prausiam kūną, mes turim kasdien išprausti ryte savo protą ir išprausti intelektą. Protą mes išprausiame kirtanu arba džapą ir intelektą išprausiame šventraščių skaitimu arba klausimu. Viskas. Šiandieninės mūsų temos reziumė yra tokia. Jeigu norite gyvenime suprasti, kas vyksta, jeigu norite žinoti savo gyvenime ateitį, išgryninkit savo sąmonę. Toksai išgryninę savo sąmonę žmogus, jis nėra abejingas fundamentiniam svarbiausiam gyvenimo dalim, dvasinė gyvenimo pusė. Visa tai labai praktiškai atliekama. Kasdien skaitant šventraštį arba klausant iš šventraščio ir kasdien kartojant šventus vardus, mantras individualiai arba kongregaciškai, bendrai. Tai va, tokia yra šiandieninė mano žinia visiems jums. Kaip organizuoti savo gyvenimą, kad laimė pas mane pati ateitų ir pasiūlytų savo paslaugas, o ne man reikėtų visą gyvenimą gainiotis paskui ją. Įsivaizduojant, kad pinigai arba pasaulietinė meilė, arba išsilavinimas, arba darbas suteiks man laimės pojūtį. Net jeigu ir suteiks, jinai bus paviršutiniška, trumpalaikė ir nepilna. Dėl to investuodami savo pastangas, kasdien, truputėlį, jūs pakelėsite savo šeimos gyvenimo kokybę, savo šeimos santykių kokybę, jūs pakelsite savo profesinės srities gyvenimo kokybę ir jūs pakelsite vidinio pojūčio komforto kokybę. Ir visą tai išgryninu sąmonę. Visą tai kasdien naudojant, neapsiribojant vien tik tai kūnišką higieną. O gyvenant turtingą vidinį gyvenimą. Intelektinė, emocinė ir kūnas bus priverstas visą gyvenimą būti sveikas. Ir tai realu. Naujas muzikantas auga. Geros naujienos. Tai va. Tada koks rezultatas? Viešpats sako. Lygiai taip pat, kaip vėjo nešamas kvapas lengvai nukeliauja nuo savo šaltinio iki uoslės, lygiai kaip kvapas. Sužydės medžiai ir mes eisime gatve, gamtoj, sode. Ir užuodę kvapą tučtojo spėliosim, koks medis žydi. Ieva, vyšnios, obelis, kriaušės, slyvos, ievos arba alyvos, taip? Ir lygiai taip pat kaip tas kvapas akimirksniu sučiumpa mūsų protą, taip? Akimirksniu mes sureaguojam. Ką tai reiškia? Neabejingi. Kam? Grožiui. Ir kvapas irgi turi formą grožio. Ne tik tai vaizdas, bet ir kvapas. Tai lygiai taip pat, kaip kvapas lengvai nukeliauja nuo savo šaltinio iki uoslės ir akimirksniu užvaldo ją, taip ir Dievą įsisąmoninęs ir nuolatos praktikuojantis pasiaukojimo tarnystę žmogus pasiekia aukščiausią sąmonę. Tai tokius labai gražius, gyvenimiškus pavyzdžius mums pasiūlo šventraštis, padedantis suprasti, kaip viskas vyksta. Daugmaž kaip maistas virškinamas mes įsivaizduojam. Kad suvalgytas maistas
dovanoja mums gyvybinę energiją, kuri būtina mūsų egzistencijai, kurią išgauna skrandis. Lygiai taip pat informacija, kuri tarnauja maistu intelektui, intelektas, kuris suvirškina informaciją, praplečiam savo akiratį ir išgryninam savo sąmonę tokiu būdu. Ir tai gyvybiškai svarbu kiekvienam homo sapiens, jeigu visi norim tapti arba išlikti sapiens, o ne vien tik tai homo, o tai reiškia mąstančių žmogum, o tai reiškia reikia lygiai taip pat, kaip negali laikyti skrandžio be darbo, taip ir negali savo intelekto laikyti be darbo, nes net ir Biblija sako, kad laisvas protas yra velnio kalviai. Turi būti užimtas. Ir kokia informacija turi būti užimtas intelektas? Mums spręsti. Dėl to mes irgi nesiprausėme, kuo papuola, o renkamės tuos muilus, tuos kvapus, tas higieninės priemonės, kuri man artima. Yra žmonių, kurie ieško net vegetarinių muilų ir nenori naudoti smurtinių higienos priemonių ir dantų pastų. Lygiai taip pat ir informaciją mes turėtumėm rinktis, kuri pakilėja, o ne man patinka. Taip. Reikia rinktis tą informaciją, kuri man naudinga gyvenimo prasme. Ir tokia informacija yra šventas raštas, kuris atlieka nuostabią funkciją mūsų gyvenime, išvalydamas intelektą, išgrynindamas sąmonę mūsų pačių labui. Taigi lygiai taip pat kaip sergantis žmogus. Jis negali pagydyti pats savęs, nes jis sergantis, jis nežino. Netgi kai gydytojas suserga, jis eina pas gydytoją, kad jį gydytų. Lygiai taip pat ir žmogus, kurio sąmonė negrina, siaura, serganti. Jis nežino, kodėl jo gyvenime vyksta kažkokie įvykiai. Dažnai nepalankus, nelaimė formoje. Bet žmogus išgryninęs sąmonę, jis ne tik tai savo problemą, savo gyvenimo situaciją mato kaip ant delno, bet jis ir gali padėti kitiems. Ir tai yra labai svarbu. Dėl to mes ir keliaujam po pasaulį, dėl to mes ir skleidžiam šitas žinias, pačių žmonių labui, kad jie suprastų, kiekvienas suprastų, kaip svarbu yra kultivuoti dvasinį sąmoningumą. Ir tai nėra vienuoliško gyvenimo būdo principas, tai yra kiekvienos gyvosios būtybės, žmogiškos, sąmoningos gyvosios būtybės pareiga. Tai nereiškia, kad dvasingumas yra bažnyčios ir kunigų reikalas. Nes ne vien tik kunigai yra sielos, kiekvienas iš mūsų esam siela. Dėl to kiekvienas iš mūsų turėtumėm žinoti savo pareigas, ne tik kūniškas, bet ir emocinės, bet ir intelektualinės. Taigi šiandien tokia mūsų žinia jums. Ir ar dabar galim dar paprašyti Vaido padainuoti? Trumpai. Ir jūs pagalvosite, kokie galbūt kilo, pavirškinsite tą informaciją. Pagalvosite, kokie kilo jums klausimai. Ir po muzikinės pertraukėlės tada jūs man užduosite klausimus. Oh
Jyoti. Čia buvo emocinė higiena. Taip? Čia buvo emocinė higiena. Dabar mes jums ruošiam intelektinę higieną. Ir ar kilo jums kažkokių klausimų, arba norite susijusią su tema ar nesusijusią su tema klausimų, galite dabar mums užduoti. Taip, Vaidai. Kaip išlaikyti sąmonės lygį, kuris, tarkim, pakinta, kada užklumpa kažkokios tai negandos, nelaimės ir atrodo įsiprispautas, įsiprispautas ir tada reikės pasiruošęs keisti savo gyvenimą ir iš pagrindų į dvasingumą atsisukti. Ir kai nuslenka tas juodas debesys ir atrodo vėl pradeda šviesti saulė, ta sąmonės būsena su kartu su tais debesimis pasitraukia ir vėl viskas yra gerai. Ir tas dvasingumas jisai kaip reikalingas, bet jis truputėlį jau kažkokiam tai tolimesniam plane. Ir kaip išlaikyti tą sąmonės būseną, kad tvirtumas, stabilumas. Nu va, Vaidai. Savo klausimų tu pats nežinai, galbūt nesupranti, bet ir duodi atsakymą. Kodėl ateina į mūsų gyvenimo sunkumai? Įvairiuose formose, tiesa? Gali būti ligų formoje, gali būti nelaimių formoje, gali būti artimųjų ligų formoje, taip, netekčių. Ir būtent dėl to, kad žmogus neišprusęs, jis galvoja, kodėl man nepavyko, kodėl mane baudžia, kodėl man tai blogai. Taip? Išprusęs žmogus, sąmoningas žmogus sako. Ką jisai sako? Ačiū tau viešpatie, kad atsiuntė man šitą sunkumą, kuris ką padarė su manim? Pažadino. Taip? Aš miegojau iliuziname gerbuvio letargė miege. Viskas gerai. Tik tas viskas gerai turi tokį epitetą. Tipo. Tipo viskas gerai. Bet tai nėra sąmoningas stovis žmogaus. Kai tik tai kas nors įvyksta sunkaus, kaip Vaidas ir pasakė, kreipiamės į Dievą, kreipiamės į šventus žmonės, pagalbos, ieškome atsakymų šventraštyje ir sunkumai pasitraukia. Dievo malonės, šventų žmonių palaiminimo dėka sunkumai atsitraukia. Bet kokią pamoką turime išmokti? Kaip tu ir pats pasakei, mūsų sąmoningumas neturi pasitraukti kartu su debesimis. Taip? Mūsų sąmoningumas neturėtų pasitraukti kartu su nuėjusiais, pasitraukusiais sunkumų debesimis. Ir taip, šiandieninė paskaita būtent buvo apie tai, kaip nelikti abejingų, kai vėl viskas gerai. Taip? Nes šventraštis mus moko, kad šiam pasaulyje nėra situacijų, kai viskas gerai. Padam naktį šiam. Šiam pasaulyje kiekvienam žingsnė. Padam. Pėda. Žingsnis po žingsnio, kiekvienam žingsnė pavojus. Mes juk nežinome, nei kada numirsime, nei kada susirgsime, nei kada mums pasiseks, nei kada mums nepasiseks. Mes nežinome. Vien dėl to sąmoningas žmogus supranta, ir kaip aš per paskaitą minėjau, supranta, kad net jeigu gerai, aš negaliu apleisti savo kokių pareigų? Dvasinį. Taip, aš negaliu apleisti. Nes sekantį momentą gali būti vėl blogai. O jeigu aš apleidžiu savo dvasinės pareigas, aš labai silpnas. Mažytė smulkmena gyvenime gali mane labai stipriai išmušti iš vėžių. Taip? Kaip šiandien aš susitikau vieną savo klasioką, kurio kelis dešimtmečius nemačiau, ir jisai atrodo palūžęs žmogus. Gyvenimo sunkumai, gyvenimo netektis jį sugniuždė. Ir jis dabar mano amžiaus, bet gyvena vienišas, prislėgtas, nelaimingas, vien dėl to, kad kai jam buvo sunku, jis nerado atsakymų. Taip? Bet mes dabar skaitome, studijuojame, gilinamės į savo būties klausimus tam, kad kai tai sunkumai, kad mes atsakymų žinotume, kokiam žmogui sunku.
kuris nežino savo ateities, jis tikisi, kad viskas bus gerai. Ne? Didžioji dauguma žmonių tiki, kad nebus karo, kad nebus ligų, nebus senatvės ir smertai neateis. Bent jau pagal savo darbus ir poelgius mes tai rodom. Triūsiam taip stipriai ir triūsiam rezultatams į amžinybę, nors patys neužilgo turėsim baigti gyvenimą. Dėl to šventraštis mums ir atskleidžia, kad tai ilgai nesitęs. Tavo fizinė egzistencija ilgai nesitęs. Dėl to ir šiandien mano paskaita ir buvo skirta būtent šiai temai. Ką daryti, kaip atrodytų viskas gerai. Rūpintis savo higieną. Ne tik fizinę, bet ir emocinę. Kaip tai daryti, tu tik ką pademonstravai. Ir tai ne kažkokių nereguliarių programų, bet kasdieninė mano higiena. Kasdien aš turiu kartoti šventus vardus, dainuoti, džapą kartu. Ir kasdien turiu atsiversti šventą raštą. Dėl to ir Vedos sako, tai tas, kas pasirūpina dharma, arba tai, kas atneša darną, tas, kas pasirūpina dharma, gamtos visatos dėsniais, dharma, tie dėsniai įstatymai, gamtos pasirūpina tavim, kai tau sunku. Ką reiškia? Neleidžia tau palūžti. Kaip? Duodama tau atsakymus į, kodėl taip atsitiko. Kas čia vyksta? Pavyzdžiui, kodėl aš susirgau, ar kodėl šeimos narys susirgo, kodėl kažkoks brangus man artimas žmogus kenčia, kodėl aš kenčiu. Atsakymai čia mes randame. Bet vien dėl to, kad mes dar intelektualiai nesam labai stiprus, tai kartais emocijos arba protas ima viršų. Tiesa? Žinau dėl ko, kas kaip, bet viduje vis tiek mane, kaip čia pasakyti, drasko. Ne? Iš vidaus vis tiek mane drasko. Tai vat ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano intelektinė higiena kompromisiška. Aš stengiuosi, bet reikia sustiprinti šitą sferą. Nes stiprus intelektualiai žmogus, jokie sunkumai jo neišveda iš pusiausvyros. Tai va. Jeigu gyvenimiški sunkumai mane labai stipriai pakrato iš pagrindų, reiškia, man dar reikia stiprinti savo emocinės ir intelektinės higienos priemonės. Ką tai reiškia? Daugiau kirtanų, daugiau paskaityti, rasti laiko šventraštį, pasiklausyti paskaitų daugiau. Tai reiškia. Ir aš iš savo gyvenimiškas patirties žinau, kad mane daugelį gyvenimo situacijų išgelbėjo mano tikėjimas šito užrašo ant sienos, šventais vardais. Kai tik tai gyvenime kas atsitinka, įvyksta aplinkui, aš susijęs ar nesusijęs, aš žinau, kad turiu kelti savo vidinius standartus. Turiu kelti savo vidinius standartus. Reikalauti iš savęs truputį dar daugiau. Dar truputį. Ir kaip mes šiandien skaitam, viešpats sako, turi dėti pastangas. Ką tai reiškia? Ateinu į programą, jeigu yra kaimyniniam name ir nereikalauja iš manęs pastangų. Ne. Aš turiu dėti pastangas ir kasdien rytiniai savo programoj nuo pat ryto ir aš turiu dėti pastangas ir kai yra galimybė pasiklausyti šventų temų. Ar gerai? Aš suprantu, apie ką tu kalbi, bet aš manau, kad sąmoningas žmogus visada padaro adekvačias išvadas. Nesąmoningas žmogus jis ieško kaltų kur? Aplinkui. Sąmoningas žmogus žino, kad viskas, kas mano gyvenime įvyksta, aš to nusipelniau. Viskas, kas gero mano gyvenime įvyksta, aš to nenusipelniau. Aš gaunu avansą. Bet viskas, kas blogai gyvenime įvyksta, per mažai dar man
labai lengvatiniam sąlygom gavau į kailį. Taip sąmoningas žmogus. Nesąmoningas skaito, kad viskas, kas gerai, čia aš iš didžiosios raidės. Antroji raidė irgi didžioji. Ir viskas, kas blogai, kalti aplinkiniai. Tai va čia nesąmoningas žmogus. Taigi, kviečiu jūs įsigyti šitų knygų, kas dar neturite, ir aš jums pažadu, kad parašysiu jums asmeniškai kokį nors palaiminimą. Ir jeigu jūs manimi netikite ne vieno mano žodžiu, po to, kai aš pasirašysiu, užrašysiu jums palaiminimą, jūs įsitikinsite, kad veikia. O jeigu neveikia, aš priimu reklamacijas, galėsite ateiti ir pasiskųsti ir aš jums grąžinsiu visą jūsų investiciją į šitą šventraštį. Gerai? Ar turite dar klausimą? Taip. Jūs čia prisirašėt visą puslapį klausimą. Taip? Gerai. Klausau jūsų. Norint pasiekti aukščiausią savęs kaip sielos pažinimo pakopą, ar būtina pirmiau pereiti žemesnės savęs pažinimo pakopas, tai pažinti savo kūną, jausmus, asmenybę? Taip. Bėda, kad čia klausimas ne mano Egidijui, nes jo spektaklis apie tai. Kur Egidijus? Kažkur išėjo. Išėjęs Egidijau, atsakyk į klausimą, nes čia tavo spektaklio tema. Du paskutinius žodžius tik girdėjau. Dar kartą. Norint pasiekti aukščiausią savęs kaip sielos pažinimo pakopą, ar būtina pirmiau pereiti žemesnės savęs pažinimo pakopas, tai yra pažinti savo kūną, savo jausmus ir asmenybę? Ar reikia iš pradžių pažinti save kaip asmenybę, kaip kūną, kaip paskui sielą? Kaip Prabhupada sakė, galima atsiduoti per vieną akimirką. Bet praktiškai žiūrint, visi mes ilgus metus dirbam su tuo, ne, pažįstam po truputėlį, po mažais žingsneliais. Bet jeigu Prabhupada sako, galima iš karto pasiekti aukščiausią pakopą, iš karto atsiduoti. Bet mums neužtenka to tikėjimo ir tikėjimo ir ryžto. Bet teoriškai ir praktiškai tai nuo mūsų priklauso, nuo mūsų laisvės. Mes pasirenkam. Tai įmanoma iš karto peršokti į tą aukščiausią pakopą. Bet pažiūrėjus praktiką, ne, kaip vyksta mūsų praktikai, tai paprastai einam pakopom, tai tobulėjam po truputėlį. Ar gerai? Tai būtina nėra. Prasme, sąmoningas pastangas dėti reikia tam, kad pažintų kaip asmenybę, kaip kūną, ar čia Nuo pagrindų ar galima iš karto šokti ant stogo? Tai faktas, jeigu net pagrindų nesuprantam, tai kaip mes suprasim tos aukščiausius dalykus. Jeigu mes tos pagrindus analizuodami suvokiam aukštesnius dalykus ir suvokiam, kad galim šią akimirką imti ir atsiduoti pilnai, tada valio, jeigu nesuvokiam. Jeigu tu nesuvoki, kaip tą padaryti, tai tu turi įgauti žinių, kad tą suvok padaryti. Taip sakant, merginos klausia, ar būtina pažinti save nuo pat pagrindų ir jos nori išgirsti vieną žodį, kad būtina. Na, taip jums ir pasakyti, tai iškart šypsos. Tai aš sakau jums, kad jums būtina. Už tai ir išgerkim. Taip. Ar gerai? Taip, reikia dėti pastangas. Bet ar jūs rūpinsitės savo pažinimu kūno, proto, jausmų, ar nesirūpinsite? Jeigu eisite dvasinio pažinimo keliu, jums to žinios vis tiek atsivers. Tai jūs galite įstoti į medicinos universitetą ir išstudijuoti visą kūno anatomiją. Ir jums ten nepasakys, kurioje vietoje siela. Bet jūs galite atsiversti šventraštį ir jums pasakys. Nesvarbu, iš ko susideda kūnas, svarbiausia yra siela. Tai lygiai taip pat kaip jūs galite gražiai apsirengti ir galvoti, žiūrėkit, kaip aš gražiai šiandien atrodo. Žaliai, raudonai, rudai.
Kokios spalvos jūsų megztinis? Koks? Turkio. Taip. Lietuvės dabar madinga renkėsi turkio spalvos megztinis. Taip. Ir galime galvoti, kad tai gražu. Bet viso labo nereikia leisti savo užburti savęs, kad rūbas suteikia man pridėtinę vertę. Menka vertė. Tu kaip asmenybė turi suteikti tam rūbui pridėtinę vertę. Taip? Dėl to žmogus gražus savo vidumi. O koks žmogus gražus savo vidumi? Kaip manot? Kas daro žmogų gražu? Pavyzdžiui. Kaip? Nuolankumas. Drovumas. Dievu tikėjimas, taip. Gailestingumas, asketiškumas, teisingumas. Tai vardė šventraščiai kaip pagrindinius religijos principus. Ir šitos savybės žmogų daro gražiu nepriklausomai nuo jo kūno masės. Jis sėkmingai meta svorį ar nesėkmingai meta svorį, nepriklausomai. Nepriklausomai jo megztukas turkio spalvos ar indžio, žemaičio, dzūko, nesvarbu. Nesvarbu kieno spalvos. Jisai, jeigu savybėmis gražus, viskas jam tenka. Kaip sakoma, gražiam žmogui ir kas panosim? Taip, ir snarglys panosim jį puošia. Kitaip sakant, nieks jo grožio negali sugadinti. Tai va, suprantat? Jeigu žmogus sąmoningas, jisai žino anatomiją ar nežino, jisai turtingas žmogus. Kuo? Žiniomis, kad jis yra siela. Iš kitos pusės žmogus gali žinoti savo anatomiją, bet nežinoti apie sielą nieko. Ir kaip mes šiandien irgi vienoje šeimoje bendravom, vienos moters dukra iš Londono grįžo į namus, apsirgusi, peršalusi ar kažką tai. Ir jinai nusivežė ją į polikliniką ar pas gydytoją, kad patikrinti plaučių. Ir poliklinikoje pasižiūrėjo, kad jinai kaip tai nemoka, kadangi gyvena Londone, nemoka sveikatos draudimo. Koks jai atsakymas buvo? Atsiprašau. Kitaip sakant, tu gali mirti, jeigu tavęs nėra skaitmeniniai erdvėje, tavęs nėra. O kur gydytojo fundamentiniai principai gailestingumas? Žmogui čia ir dabar jis kenčia ir sunku. Bet kadangi tavęs skaitmeninėje erdvėje nėra, mes tavęs negydysim. Kitaip sakant, kentėk ir toliau. Tai vat labai gaila, jeigu gydytojai, kurių pagrindinis principas yra gailestingumas, mato kenčiantį žmogų, turėtų jam padėti. Ir vien dėl to, kad kažkokia formali pusė jam liktai neleidžia, jisai sako, mes jos plaučių netikrinsim. Tada mama sako, tai gal galite paimti jos kraują ir patikrinti kraują? Jai atsako, gerai, kraują mes patikrinsim. Plaučių patikrinti netikrinsim, kraują patikrinsim. Tai vat, kai žmonės dvasiškai nužmogėja, jiems nebeadekvatu tokios savybės, kurias jūs dabar minėjot. Kuklumas, nuolankumas, gailestingumas ir taip toliau. Tai turbūt netgi korupciniai valstybei, kur atvažiuoja ir duodi kyšį, tavim pasirūpina, o kadangi mes dabar bandom išgyvendinti korupciją, jokios korupcijos, tai jinai negali imti kyšio, tai sako, mes jūsų negydysim. Yra viena vedinė mantra, žinot kaip skamba? Gėda pelėda. Koks antras klausimas? Tiek to, ane? Antras klausimas tiek to.